Kaip čia pasakius, nei lengvas, nei sunkios iš tikrųjų buvo rungtynės, tiesiog buvo jos kitokios, galima taip pasakyti. Varžovai leido žaisti žymiai laisviau, o mes tuo tarpu bandėm išnaudoti savo uždavinius, savo atakas per kraštus ir trenerio nurodymus iš tikrųjų. Ar buvo davęs treneris tau konkrečiai kokį nurodymą? Ne, būtent šioms rungtynėms tikrai nieko nebuvo, jokių nurodymų, tiesiog žais savo žaidimą ir viskas. Kaip matėm, pirmą kėlinį tikrai turėjom daug progų neišnaudojom, bet paskui, kaip sakant, gaidžiai rūb nepasikalbėjom, gal kažkiek, manau, ir užpykom ant savęs, kad reikia išnaudoti tokias progas, realiai 100% ir antrą kėlinį išėjom žymiai labiau susikaupę ir išnaudojom, ką turėjom ir viso pasakoje matom rezultatą. Ar rezultatas atitiko pradinės spėlionės? Manau, atitiko, bet manau, svarbiau buvo šiose rungtynėse mūsų žaidimas, o ne pats rezultatas. Top Sport lažybos. Top Sport.